Gerai, labas rytas visiems. Tai 7:30 atsikėliau ir važiuoju treniruotę. Gerai, tai važiuoju treniruotę, 8 ryto. Pirma treniruotė bus su JP Gallagher treneriu kickbokso drillai. Tai pirma visą laiką lengvesnė treniruotė būna, trunka lygiai valandą. Tai maždaug tai reikalai, kur aš mopedą pasišiau, mano mopedukas. Sėdam ir už 5 minučių turėtume būti salėje. Pakeliu į salę, visą laiką važiuojama į 7-Eleven pasiimti kavos ir dar kažkokių snacksų. Tai šį kartą snacks neimsiu, tik vandenukų ir kavos. Tai geriausia parduotuvė pasaulyje. Šaldytuvai, kurie tikrai šaldo, ne taip kaip pas mus. Patį pirmą buteliuką pasiėmė ir šaltas. Kas prie Trump 5 laipsnių yra visai fainas pasiekimas. Tai kavytė nupirkta, sudėta į tokį atmaišiuką, pakabinu ant mopedo, išsivedam ir važiuojam. Dabar sunkiausia užduotis yra pervažiuoti rytinį eismą. Čia vienoje vietoje turiu kirsti tokį kelią, kur daug mašinų važiuoja. Nežinau, ar jums girdisi, nesimato tai tikrai. Nu, bandau laimę. Opa, skersai, važiuojam. Gerai, tai pagaliau radau, kur prisiparkuoti. Va, čia daug viskų mopedų, pilna žmonių kaip visada. Ir, kaip ir minėjau, dabar bus kickboksas, geros technikos. Tokie reikalai. Tai jau atėjau į salę, čia jau vyksta šiuo metu apšilimas čia truputį kitoks, nes labai karšta ir ypač per techninę dalį dažnai duoda tiesiog užsirišti bintus ir padaryti shadow boxingą. Atėjau vėluojam, mano porininkas Adomas nuvarys ir pažiūrės, kokią kombinaciją darom. Ir aš per tą laiką greitai susirišu ir deduosi pirštinės ir varau dirbti. Tai tokie reikalai. Thank you very much for the session, coach. Yeah. Cheers, thank you. Tai pirma treniruotė baigta, dabar po 9:15. Koks planas dabar nuvaryti dušiuką, kažką lengvai užkasti, pasimaudyti jūroje ir tada varyti valgyti pietų. Pusryčių skipinu dėl 2 priežasčių, nes nenoriu ir karštą ir kitas dalykas, reikia truputį nusikatinti svorio. Vyko maždaug 1,2 kg, tai čia porą kartų mažiau suvalgai ir jau bus pasitiktas. Suprakaitavę, Adomas irgi atidirbęs, tai tokie reikalai. Po treniruotės yra maudomasi tokiuose lauko dušiukose, galima ir video eiti, bet dušos lauke yra vienas geriausių dalykų, bent jau man čia. Tai va, treniruotė buvo tikrai labai sunki, turėjo būti viskas lengva, bet dažniausiai rytais yra daromi drillai, kombinacijos, o šiandien buvo 3-4 kombinacijos ir 4 raundai sparingo. Tai maždaug taip viskas ir vyko, sorry. Tai va, mane atitrenkė bėgantis vaikai. Tai po treniruotės dar sugalvojom į ledo vonę, aš labai trumpai, Adomas pabuvo gal kokią minutę. Aš labai bijau šalčio, tai labai trumpai šoksiu. Ajok, pirmai. Važiuota prie plėžiuko esančių 7-Eleven. Užkandėlis bus paimtas kažkoks. Jau viskas po smūgiavimo į galvą lagino. Tai va mano vienas mėgstamiausių sumuštinukų, vienas sumuštinis ir
reikia pasiimti Gatorade. Atstatyti elektrolitus. Nežinau, kiek jis geras. Maistinė atžvilgių, bet po treniruotės labai skaniai susigeria. Va, mano brolis Dvinys Adomas prie kasos. Pasišildysim sumuštinukus ir varysime pliažą. Po treniruotės visą laiką atvarom su Adomu dviese pasimaudyt, kažką užkasti pliažiuką. Tai vat, ateinam, atsisėdam čia ant akmenukų. Už mūsų yra gražus vandenynas. Pasimaudom, tai realiai pasimaudai įbrendami vandenį, ne, kaip sakyti. Įbrendami vandenį ir tiesiog sėdim, kaip blėt, paplavokai, net užkandom. Ir dabar laikas paplūduriuot truputį. Va, jau vienas plūduriukas. Vandenį. Tokie reikalai. O aš neriu, bandau kamerą. Po pliažiuką buvo trumpam grįžta namo, persirinkti normaliai nusiprausti ir dabar važiuoju pažiūrėti, kaip sekasi mano bičiuliui Dymą treniruotį. Jis daro dabar asmeninę treniruotę. Kažkokį gal vieną kadrą nufilmuosiu. Tai atvarėm, radau savo draugą. Maždaug taip atrodo treniruotės. Čia vienu metu dirba daug žmonių su asmeniniais treneriais, visiškai tailandietiškas vaibas, labai fainai treneriai pagrinde yra tailandiečiai, kas be ko. Tai kol laukiu savo draugo, nuvarysiu į vietinę kavinę atsigerti kavos ir tuo tarpu aprojusiu, kaip čia kas viskas atrodo. Tai čia yra kavinė, čia yra Fighters area, čia kai vyksta grupinės treniruotės galima ateiti tik tai su trenerių leidimu. Visi kiti, kas atvaro ir nori sportuoti Muay Thai, sportuoja šitoj salėj. To jums parodysiu. Kur šiuo metu vyksta boksas. Šito, ką matau, likis paringiukai kažkokie. Jo, irgi didžiulė salė su 2 ringais. Viskas labai gražiai atrodo. Va, mano juodukas draugas dirba, visai neblogas. Praeitais metais čia susipažinom. Padeda ruoštis dabartiniai kovai. Tada čia yra MMA salė, atitinkamai matosi narvas. Labai kas faina, kad po kiekvienos treniruotės yra dezinfekuojamos grindys. Visada. Realiai net ir jeigu tarp treniruočių yra 15 minučių pertraukos, vis tiek per tą laiką yra viskas išvaloma. Tada kita salė, kuri padalinta į 2 dalis, čia vyksta irgi grupinės treniruotės. Dabar vyksta mobility training. Ten yra svorių kilnojimo salytė, ten vakėtas bičiukas. Nu ir mano, aišku, mėgstamiausia vieta, kur aš leidžiu daugiausia laiko. Tai yra kavinė. Va tai va, bus išgerta tuoj kavytės kažkokios ir maždaug va tai va viskas čia atrodo. Kol gėriau kavą, pamačiau tokį vaizdą. Aišku, Dyma jaučiu damokėjo kažką už treniruotę. Visi va normalų žmonės sportuoja, o jo masažiukus daro. Net bijau paklausti, kaip mes susirytum iki tokio gyvenimo. Jo, tai atvažiavom pavalgyti, kaip visada bus labai skanu, tai laukit updeitų, ką valgysim. Tai pagaliau vat ir atnešė mums maistą, valgysim masamankarį, Dyma valgo chicken tempurą, Adomas lygiai tą patį, nes neturi nuomonės. Tai maždaug tokie reikalai, dar porą dalykėlių atneš, nežinau, rodys ar nerodys, tai vat. Laba diena, valgau čia vaisius. Gerai, taigi ką tik buvo pavalgyta, labai viskas faina, labai skanu, dabar 13:00, kita treniruotė yra 4 valandą. Šiaip dabar varyčiau arba prie jūros vėl, arba į baseiną, bet prasideda lietus ir greičiausiai varysiu, tiesiog ilgiau pamiegosiu.
va, kol lyja, išnaudosiu tą momentą housekeepingui. Tai va, per 2 dienas prisirinko tiek rubiukų, viską įmesiu skalbenkę ir po to reikės viską pakabinti. Tai va. Gerai, tai pamėgėjau pusantros valandėlės ir jau esu vėl salėj. Dabar laukia trečiadienis, tai bus 10 raundų sparingom, greičiausiai 5 boksų, 5 muay thai. Ir tada po šito bus apie 15 šimtų. Aišku, dar prieš tai bus apšilimas 15 minučių šaudynės, šiandien boksing, lėti spaudimai ir taip toliau, taip toliau. Tai va, pabandysiu pafilmuoti šiandien treniruotę. Tai tokie reikalai. Jau beveik diena baigta. Dar šiandien laukia po viso šito reikalo pavalgyti ir nuvaryti masažą. Tai ką tik baigta paskutinė sunki treniruotė, tai papasakosiu, kaip viskas vyko. Pradžiai 15 minučių šaudynės, tada 10 raundų, 15 šaudynės, 1 raundas shadow bokso, tada 10 raundų sparingo, 5 bokso, 5 muay thai, 15 minučių klinčio, 300 keliukų, 200 atsitikimų, raundų kem 5, maždaug taip. Myliu, bučioju ir dar liko labai 2 svarbus dalykai šiandien. Pavalgyti ir nuvaryti masažą. Aš tai valgysiu chicken wrapą, burgerį ir gerimuką. O Adomas, blėt. Krevetės, drauge. Ai, tiksliai, krevetės, atsiprašau. O Adomas, nenoriu komentuoti, ką jūs čia užsisakėte tiesiog. Dima, pasakykit porą žodžių. Dvigubo kakavos paėmė. Bulvyčių free. 2 burgerius. Nu, gyvena kai 12 metais dar. Pakomentuokit, Adomai. Man svarbiausia, kad aš esu laimingas. Mes nelaimingi, Adomai, su tavim. Aš esu laimingas. Masaros, aš esu laimingas. Tai po vakarienės atvažiuota desertukų į vaisių turgų. Dima yra patenkintas, nes perkam arbūzą per pusę. Ir dabar nuvešim viską, paliksim šaldytuve. Ir tada varysim į masažą. Ir grįžę po masažo viską suvalgysim. Gerai, tai paskutinis eventas šiandien. Masažas. Dima jau laukia, pasiruošęs, tai tokie reikalai. Oi. Tai grįžau žodžiu namo. Buvau masažę, pavalgiam vaisių. Viskas labai gerai. Už masažą sumokėjau 400 batų, kas yra maždaug 13 eurų, kažkas tokio. Tai paprašiau, kad padarytų stipresnį. Jaučiuosi visai neblogai. Šiandien buvo padarytos, kaip matėte, 2 treniruotės ir rytoj laukia tik 1 treniruotė. Šiaip būčiau daręs ketvirtadienį 3, bet kadangi kovosiu poryt muay thai taisyklėmis, tai jau reikia truputį pailsėti. Tai rytoj padarysiu 1 treniruotę apie 4 valandą, ryte gerai išsimiegosiu. Ir tada pavalgysiu, pažiūrėsiu kaip su svorio reikalai, nes turėčiau sverti apie 8,5, dabar sveriu 8,6,5, bet į ką nuvarysiu pritelį ir greitai pasidarys tas svoris. O penktadienį ryte pasisversiu ir galbūt nufilmuosiu kažkokį blogą iš kovos dienos. Tai va tokie reikalai. Ačiū, kad stebit ir iki kitų kartų.